Teikit, parodysiu paslaptį. Čia jeigu turi tokį raktelį, stebuklingą, šitą vaspinėlį atsidarot. O, čia kas? Galit pasidaryti garsus, aukštus žemus. Power, va, pavyzdžiui, čia dabar yra max, o speed irgi max. Ir praktiškai jūs turit lėktuvą. Gali parodyti, kaip tas važiuoja? Vėliau. Taigi, noriu pristatyti jums vėl eilinį kartą, kaip visada. Šiaip tos 2000 vatų, ne, turėjom jau. Tai dabar atnaujintą modelį turim 1600 vatų, kainos labai priimtinos, aš kaip skaitau, kad labai priimtinos kainos, bet mes nerodysim kainos, nes jinai vėl pasikeis. Šiaip mėgstam taip sakyti, atit pasikeis, bet šiaip nesikeiš tos kainos, visą laiką stengiamės laikyti pačias geriausias kainas, jūs tą žinau. Taigi, ką mes turim? 2000 vatų ir 1600 vatų krosinukus 12-14 colių ratais. Taigi jie tinka grubiai vaikam nuo kokių 1,30 m iki 1,50 m. Galimai. Taip aš galvoju. Nu esmė, žinokit vieną, kad jeigu norit tiksliai krosinį išsirinkti savo, tai geriausia atvykti arba į vietą, arba išsimatuoti kojų ilgį, kaip pavyzdžiui pas mane jos trumpas, ir kad bent jau dasiektų pirštų galais. Viskas, tokia taisyklė yra. Taigi, ką mes čia turim? Standartiškai, šakės jau dabar eina visuose krosiniuose tikrai tvarkingos, amortizacija tikrai yra labai gera, vien jau netgi jeigu vaikas yra lengvo svorio, jis pilnai ją jaus, jinai pilnai bus amortizuojant ir taip toliau. Hidrauliniai stabdžiai, neturim jokio ekraniuko, tik tais turim baterijos indikatorių ant rankenos, tai yra 3 lemputės, 1, 2, 3, geltona, žalia, raudona, beveik kaip Lietuvos vėliava. Ir grįžtam, geltona, žalia, raudona. Beveik kaip Lietuvos vėliava. Tiesiog mes užsakinėjom kaip Lietuvos vėliava, bet sumaišė. Sumaišė pusė. Taip, tai šitas irgi yra svarbus, ateik dabar biškį rimčiau pasišnekėkim. Vėl prisidirbau kažkaip. Taip. Taigi čia yra ne šiaip, kad, pavyzdžiui, jūs galite greitai prisimažinti ir kam tas raktelis yra skirtas, tam, kad jūs, pavyzdžiui, šitą jau paslėpsit, tuos raktelius, čia šiaip neatsirakinsi, arba reikės su atsuktuvu laužti, vaikai patys to nepasidarys. Ir ką daro čia jūs galite greitį visiškai max pasistatyti, arba visiškai minimalų, bet ir pačią rovimo jėgą, jeigu taip paprastai liaudiškai. Sukimo momentą, nes aš dabar buvau ant makso, nors ir minimalus greitis, tu įduodys tau biškį lupą. Tai nusistatot maždaug kaip jūs norit, patogiai, parametrus kitų tikrai nemažai, ką galima reguliuoti. Užsirakinam ir viskas, šitą paslaptį išsiduoda tik tais viens kitam, vaikui nesakykit. Taigi, hidrauliniai stabdžiai, žinoma, jau kaip krosinis, koks šiaip dydžio bebūtų, jis visada eina su hidrauliniais stabdžiais. Jeigu jau matot su trosais, tai jau nežiūrėkite tą pusę. Greičiausiai žiūrite dviratį. Taip. Taigi, naujas atnaujintas dizainas, spalvos derintos sėdynės, pažiūrėkit, visos pagal spalvas. Specialiai, žiūrėkit, jums palikom, vieną aš jums parodysiu, palikom net naujos mašinos efektą, pažiūrėkit. Galima nusiplėšti pačiam, jūs galėsite tai padaryti, o tai praktiškai vien dėl to apsimok pirkti, galėsite išmesti paskui. Taigi, kokia čia baterija? Čia yra 60 V 15,6 Ah. Greitis jo yra iki 55 km/h. Aš turiu vieną tokį techninį klausimą, ją gali išimti? Tai galima, žinokit, bet jau šitas nėra taip jau labai paprastai, tai teks vieną kitą įrankį panaudoti. Šitą atsisukam, šitą nusijam, čia randam baterijas. Bet žiemą galiu laukia laikyti? Laukia. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, jūs turite daiktą su baterija, telefoną. Palikit žiemą, kur nors sniegė gal netgi. Galite jį laikyti kažkiek, tai, bet negerai, tai geriau nelaikyti. O kas bus? Baterijos veikimo principas keisis. Principas? Tiesiog baterija nudvės. Tai taip pasakyk, kad čia per aplinkų. Mažiau nuvažiuosit, netgi jeigu, pavyzdžiui, nenudvės, bet jinai gali būti susitrauks. Tai geriau žiemai. Skalbiant. Geriau žiemai įsitraukti šiltai pastatyti. Taip, geriau šiltai. Arba visą jį, arba jau tada išsitraukti baterijas, jas, kad būtų geriau, kad pakrautas ir pasistatyti. O kur jį? Žiūrėkit, aš beje paslaptis yra. Šiaip idealiausias variantas, jeigu jūs norit, kad pavasarį vėl užkurtumėt, išjungtumėt ir jis būtų pilnai veikiantis. Jūs turėtumėt jį, pavyzdžiui, jūs nenaudojate ten mėnesį, jūs tada ateinat. Pažadinti. Tada įjungiat, paleidžiat, biškį duodat jam prasisukti. Čia šiaip pats sugalvojau, bet iš tikrųjų toks bairis yra. Ir duodat, bet šiaip. Elektrikai tau pakomentuos. Ten giliau pakomentuos, bet aš žinau, kad šiaip bendrai jai reikia, ne, kad jinai gyventų savo gyvenimą. Gal pakraudą reiktų biškį? Nes jinai nesijaustų, kad paliktų. Vieniš. Nes baterijas turi jausmų, žinoti.
Tai va, ir esmė. Ir tada jau, jeigu taip darysit, kars nuo karto jungsit, biški gal net geriausiai šiandien priprasivažiuokit per sniegą, svarbu nenuvirskit kur. Ir tai yra daug naudingiau negu laikyti bateriją visiškai nenaudojama. Tai va, tai tiek tik. O čia palauk, ko jie čia du pastatyti lipdukai kiti? Yra 2000 vatų, kitas yra 1600 vatų. Jų ir kaina aišku skiriasi, todėl kad jie yra skirtingos galios, bet šiaip yra visiškai identiški. O čia varikliai irgi identiški? Varikliai tai ką tik ir pasakiau, kad yra 2000 ir 1600 vatų. Visą laimę mūsų klientai yra protingesni nei tu, Dovydai. A, tai čia vakarė iš tie užrašai. Taip. Ar dar ką nors norėsit iš manęs? Nu, Ar aš jau galiu eiti, ačiū. O kur čia gali nusipirkti? Teisingai, mankius.lt arba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Praktiškai, kaip sakė Dovydas, einat, klausėt, kur yra mankius, jūs nukreips bet kuriame mieste.